Garsiausias tarpukario Lietuvos plėšikas, kurio niekas taip ir nesugavo. Kaip eilinis recidivistas tapo legenda. Plėšimai, vagystės bei žmogžudystė. Žydų bankininkų skirta piniginė premija už Rickaus galvą. Taip prasidėjo garsioji stepo vasara. Tad apie viską šiame video. Ne vienas, ypač vyresnis tautietis, yra girdėjęs apie plėšiką Stepą Rickų, kuris vadinamas garsiausių tarpukario Lietuvos nusikaltėlių. Tik viena bėda, beveik niekas, net Rickaus gimtajame Užšventyje, nežino, ką jis tokiu iškrėtė, kad tapo iki šiol žinomas. Tad užpildysiu šią spragą papasakodamas, kaip smulkus dviračių bei lagaminų vagišius išgarsėjo vos per 1933 metų mėnesius ir tiek prisidirbo, kad tapo gyva legenda. 1902 metais mažyčiame Bambalų kaimelyje prie pat Užvenčio miestelio esančio Kelmės rajone gimęs Rickus buvo silpnutis, net paliegęs, tačiau sumanus berniukas. Apie būsimo plėšiko paauglystę žinių neišlikę, bent archyvose nėra įrašų, kad iki pašaukiamas į privalomąją karo tarnybą Rickus būtų buvęs teistas. Pasak kai kurių šaltinių, tarnaudamas Rickus jau vogęs kariuomenės turtą ir pusvelčių jį pardavinės gimtajame Užvenčio valsčiuje. Bet jeigu tai ir tiesa, jis sugebėjo neįkliūti. O atlikęs tarnybą pradėjo vagiliauti pilnu etatu. Lietuvos centrinėme valstybinėme archyve išlikusios baudžiamosios bylos, kuriuose rašoma, kad 1926 metais Rickus buvo nuteistas už 6 smulkės vagystės, o 1927 už dar vieną. Rickų buvo galima pavadinti moderniu vagim. Jis ypač mėgęs vogti tuomet populiariausią transporto priemonę – dviračius. Sugautas ir už tai Šiauliuose teisiamas Ilgapirštis suprato, kad nušvilpti dviratį yra daug lengviau nei jį vėliau parduoti. Vagiliautojui ir toliau prastokai sekėsi. 1928 vasarą Rickus gėdingai suimtas dėl lagamino vagystės. Tai įvyko 1928 metų birželio 23. Kauno universiteto studentui Mečiui Kohanauskui važiuojant traukiniu iš Skuodo iš vagono kažkas pavogė jo čemodaną, kuriame buvo 2 revolveriai, baltiniai, pusbačiai, kepurė ir dar daug kitokių smulkmenų. Pasigedęs lagamino studentas nedelsdamas nuskodė į stotyje įsikūrusią geležinkelio policiją. Viena keleivė paliudijo, mačiusi, kaip 2 jauni kostiumuoti vyrai lagaminą išsinešė. Kadangi tarpukario Lietuvoje gyventojų ir vagių buvo gerokai mažiau, tad moteriškių užteko apibūdinti įtariamuosius ir policininkai išsiaiškino, jog vagys labai panašus į jiems jau puikiai žinomus ilgapirščius Stepą Rickų bei Antaną Zubavičių. 1929 metais Šiaulių apygardos teismas abu įkliuvėlius draugužius nuteisė kalėti. Zubavičių patupdė 3, Rickų 2 metams. Maždaug po metų Rickus buvo paleistas ir žinoma, toliau vogė. Tik dabar jis jau nespjaudavo įsibrauti ir į būstus. 1930 rugsėjį Ilgapirštis vėl buvo suimtas, o 31 rugsėjo 4 tame pačiame Šiaulių apygardos teisme nuteistas už Juozo Soko lagamino vagystę bei ūkininko Stepo Mineikos spintos iškraustymą. Įžūlėjančiam vagiui šįkart skirta bausmė 5 metai Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjime. 1933 birželio 24 Rickus buvo perkeltas į Kretingos kalėjimą. Smetonos laikais manyta,
kad nėra ko kalinius dykai šerti, todėl nuteistasis buvo pristatytas kalėjimo kieme skaldyti akmenis. Rickus neketino užsibūti kalėjime ir gvildeno mintį apie pasprukimą. Tad dirbo uoliai, elgėsi pavyzdingai, todėl netrukus buvo įtrauktas į 30 kalinių grupę, kurią keli prižiūrėtojai išvesdavo dirbti į apylinkėse esančią akmenų skaldyklą. Liepos 16-oje, pietų poilsio metu, kai 2 prižiūrėtojai buvo paėję tolėliau, 2 kaliniai, vienas kurių buvo Stepas, metėsi bėgti ir tiesiog dingo Rugių lauke. Bėgliai žinojo, kad vienas likęs prižiūrėtojas nepaliks nesaugomos visų kalinių grupės ir jų nepersekios. Nuo tos dienos ir prasidėjo Rickų išgarsinusi karjerą. Bėglys nebesismulkino su dviračiais ar lagaminais. Lyg naujasis Tadas Blinda nusitaikė į turtinguosius. O kas tarpukario bažnytkaimyje galėjo būti turtingesnis už vietos kleboną? Tada kunigai buvo įtankingesni ir gyveno sočiau nei dabar. 1933 m. Liepos 23 ryte Tverų miestelio klebonas kunigas Jonas Armalis pastebėjo, kad nežinomas piktadarys atidaręs langą įlindo į klebonijos kambarius ir neblogai prasisuko. Bendrai viso pavogta pinigais ir brangenybėmis, bei įvairių valstybinių sidabrinių monetų ir dokumentų už 4356 litus ir 68 centus. Vos po savaitės rugpjūčio 2 Rickų už kažkokį smulkų nusikaltimą sulaikė Sedos miestelio policija. Dokumentų neturintis vagis prisistatė Jonu Rupšiu. Iškratę į kliuvelį pareigūnai pasirado pistoletą Browning. Tuomet apsiginkluoti pajėgdavo tikrai ne kiekvienas banditėlis. Todėl pasitarę policininkai nutarė įtariamąjį vyrą perduoti Šiaulių policijai. Ten geriau išsiaiškins, kas jis per veikėjas. Suimtasis surištomis rankomis bei kojomis buvo įmestas į vežimą, o prie vadelių sėdo policininkas Aleksas Gylys. Vėliau Sedos policijos nuovados viršininkas savo raporte rašė: kelyje Seda Tirkšliai 11 kilometre nuo Sedos miestelio apie 12 valandą atsipalaidavęs rankų pančius išmetė policininką Gylį iš vežimo ir nuvažiavo su policijos arkliu, pasiimdamas lydėjusio policininko Gylio portfelį su dokumentais ir ten buvusiais daiktais, pinigais ir revolveriu. Kai nuovada gavo bėglio nuotrauką, suprato, jog tai buvo Stepas Rickus. Beje, ir prie jo rastoji piniginė priklausė kunigui Armaliui. Na, o pasprūkęs Rickus pradėjo 3 mėnesius trukusius žygius, per kuriuos jis išgarsėjo ir tapo legendiniu tarpukariu Lietuvos plėšiku. Žydų banko apiplėšimas, žmogžudystė, sėbrų suėmimas, premija už Stepo galvą. Apie viską sekančiame video. Prenumeruok, kad nepraleistum.